Atostogos. Švenčiam. Took some time to celebrate. It would be So nice! Čia aukščiau turėjęs per aukščiau paėdė. I was born in Ufa. Kokia čia šalis? Bounty. Can we take sunbath? A sunbath, yes, of course. Okay. What is inside? Empty space. Jėzus Marija. O kur aš dabar čia važiuoju? Travel and holiday. Could you show me the countries of the world that you've visited during your life? Oh, okay. From the nearest. Okay. Okay, Latvia, Estonia, Belarus, Warsaw. Warsaw. Czech Republic. Czech Republic, capital Prague. Prague. I have been in Hong Kong. I have been to. I have been to Hong Kong. Really? Where would you like to go in America? To which place would you like to go? Chicago. Aha, it's not Chicago. Chicago? No? Chicago. Chicago? No. I don't know. It's Chicago. Chicago. Yeah. Chicago. Yeah. Chicago. Okay. How do you call Icelandia? I never been I have there. never been I there. haven't never been But there. you could. I always make mistake. Iceland? Or Airia Ireland. and Sala. Tikrai žinau, dabar neprisiminsiu, kažkas lengvai. But it's this, like, yeah, but how do you read it? New Siberian. Island. So island like Sala, rašasi. Iceland. Yeah, like Island. Island. Right? And island like Airia. Ireland. Ireland, like Irenos, Island. right? Irenos šalis. Island. And then what about Iceland? Ice and Kaip land. ledas, Kaip right? ledas ir kaip šalis. Aha, Olandija. Hollandia. Holland. Or The Netherlands. 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 Yeah. What do you call a person who lives in Netherlands? Olandas. Hollanderis. Hollander. No. Nederlander. Hollandman. It is Dutch. Ah, yes, I knew that. Yeah, alright. What it means in general? On time and in time. On time is laiku. In time. On time. Ateiti on time. Ir Išeiti in time. Tai on time yra tiksliai laiku. Aš visą laiką sakau, kad vat, kaip kad žmogeliukas sėdėtų ant 12 rodiklės, grinai užsilipęs ant rodiklės, yra tiksliai laiku, ar ne? Tai pavyzdžiui, traukiniai atvažiuoja on time. And in time is more like įtilpti į laiką. Right? It's like, for example, I came in time for the wedding ceremony. It means that I thought I was late, but suspėjau tarsi, right? I came in time for something, right? So now I will ask you to listen to a song, and I would like you, when you listen, to translate me what you hear. Oh my god. Atostogos. Švenčiam. Jeigu tu pasimsi atostogas, Galėtumėm pasiimti ir pašvęsti. viena diena kažkaip nesugrįžti. Tai gali būti. Tai gali būti nuostabu. Fainai. Reikia išgirdau kažkaip. Kažką švenčiam. kiekvienoj nation tai yra kultūra, kaip ir kultūra, ar tauta, jo. Visur, žodžiu, kiekvienoj tautoj. It's time for the good times. Tipo praleisi labai gerai laiką. Forget about the bad times. Pamiršti blogus laikus. Pamirškit apie blogus, nes čia Liepa nuosaka visur. Forget, do this. Viena diena, kai būsim kartu, ar susitiksim kartu. Viena diena visiems susitikti. Gerai. Tu reiškia praeša. Nu, tipo... Praeša yra spaudimas kažkoks tai.
ir visi pasaulyje, kiekvienoje valstybėje, nacijoje šiuo laiku turi gerą laiką. Pamirškime apie blogus laikus. Viena diena bus kartu, kai mes išleisime spaudimą, mums reikia atostogų. It's too high. Take some time to celebrate. Just one day of your life. Nereikėtų garsiau. It would be so nice. Very good. Come on, come on. We're gonna have some. We're gonna have a celebration. Ačiū, Madonna. Pagaliau. Supratau, apie ką tu dainuoji. Aš galvojau, kad oi, blin, kaip norėčiau pats iškristi pats pirmas. O paskui, kad atėjo tą akimirką, kad Jėzus Marija, tu įkrisim kažkas tai iš mūsų. Pagalvojau, kad, blemba, nenoriu aš nė velnio. Iš mūsų iš vis negalima nieko mesti. Taip. Dėl to, kad labai faina kompanija. Pagal lygį, kas galėtų iš principo kristi. Tik pagal lygį. Tie, kas prasčiausiai moka kalbą, tai yra du žmonės. Tai yra Ruslanas ir aš. Buvo žadėta, kad nieks neišskrys. Bet vis tiek fainiau, kai mūsų daugiau. Tai va, su mielu noru laukiam to naujo dalyvio. Irgi tokio pačio fainaus. I have a very special announcement to make this week. Šią savaitę mes turim labai ypatingą naujieną. Prie mūsų projekto prisijungia naujas žmogus. Sveiki, esu Vilija. Išmokti anglų kalbos yra mano gyvenimo svajonė ir artimiausių metų planas didžiausias. Aš noriu stot į kovą su žvaigždėm ir išmokti anglų kalbos. Jeigu leisi dalyvauti projekte, pažadu pabaigoje pasakyti angliškai 6 žąsis su 6 žąsyčiais. I want to be star. Visi kiti žvaigždės laikytis. Norėdami angliškai pasakyti autobuso stotelę, turėkite omenyje, kad tai yra ne bus station, kas yra iš tikrųjų autobusų stotis, o tiesiog bus stop. Kai Anglijoje perkate transporto bilietą, jūsų kasoje būtinai paklaus, ar norėtumėte single ar return ticket. Turėkite omenyje, kad single reiškia bilietą į vieną pusę, o return bilietą į abi pusės. Anglų kalboje yra net 4 būdai pavadinti metro. Pirmas, tiesioginis metro, yra naudojamas daugiau Paryžiaus metro ir anglas ar amerikietis tokio žodžio nelabai jums pasakys. Kitas, the tube ir the underground, yra tipiškas žodis Londono metro, o the subway yra labiau amerikietiška metro versija.